Etnografė Zita Baniulaitytė į Palangą iš Vilkaviškio atvyko būdama 6 metų. Zita džiaugiasi, kad jai pavyko prisijaukinti Palangos žmones ir tradicijas. Man pavyko atvykus į Palangą susigyventi su šita žeme, įaugti, leisti šaknis, susipažinti su nuostabiais žmonėmis, pabandyti suprasti jų gyvenimą, jų mąstyseną, jų tarmės ypatumus ir kai kurie netgi vadina mane sužemaitėjusią. Bet mums palikus mokslus kažkokio muzikavimo man trūko labai. Ir aš galvojau, ko man reikia iš muzikos. Namuose buvo Juškų dainynai mano tėvelio. Ir Čiurlionytės liaudies dainų rinktinė ir aš pradėjau studijuoti juos. Pradėjau bandyti dainuoti, susiradau draugų, pažįstamų, pačioj Palangoj. Mes pradėjom rinktis kelios moteriškės merginos pasidainavimam, išvykom, ekspedicijom ir užsisuko ta karuselė, kuri nepaleidžia iki šios dienos ir aš labai džiaugiuosi tuo. Folkloro ansamblį Mėguva Zita Baniulaitytė įkūrė 1988 metais ir jam vadovauja jau 37 metus. Etnografija įsitikinusi, kad tik tada, kai pats degi ugnele, gali sudominti ir kitą. Mėguvos narius labiausiai traukia galimybė susiburti ir ruošti naujas programas. Labai jam patinka, kad mes pasiemam kažkokią tai temą. Daugiausiai tai būna iš Palangos istorijos arba rimtą tradicinės kultūros temą ir mes ruošiam programą, jie tada susipažįsta su ta tema. Pavyzdžiui, ruošiam apie Igną Končių. Labai rimtą programą ir susipažinome su asmenybė, su to žmogaus ir kūryba, ir jos santykį su Palanga, ir panaudojom čia ir folkloro daug. Mūsų kolegos, kamerinio choro vadovas sako, žinai, gal sugalvom kokį nors bendrą projektą, bet idėją tai sukurk tu. Ir ta idėja man gimė, kai buvo Mončio šimtmetis, pasiūliau kameriniui chorui šią temą. Išsivystė tokia didžiulė patirtis mum patiem ir vadovam, ir kolektyvam, ypač folkloro ansambliui. Ir aš manau, kad ta oratorija ne vienadienis ir kūrinys, kad jis tikrai gyvuos, jisai labai reikšmingas Palangai, Lietuvos kultūrai ir bendrai pasauliniai kultūrai, nes mes pristatėm šį projektą ir Prancūzijoje. Po folkloro antra Zitos gyvenimo meilė yra audimas, kurį etnografija atrado norėdama aprengti Mėguvos ansamblį 1990 metų dainų šventei. Nes kolektyvas buvo tik susibūręs ir neturėjo kostiumų. Aš atėjau pas labai garsę Palangoje audėją. Buvo tokia Emilija Černeckienė, labai gera audėja, bet tokia tropni tikra žemaitė. Taip jinai man mestelėjo, sako, išsiausk pati. O aš rankdarbių nebijojau niekada. Todėl, kad mano mama buvo puikiai siuvinėtoja, puikiai mezgėja. Ir aš nuo vaikystės augau tarp siūlų, tai aš nebijojau to rankdarbio ir kai pasiūlė man Emilija Černeckienė audėja, kad išsiausk pati, tai aš taip ir pabandžiau. Taip užkabino mane tas audimas ir tas narpliojimasis tarp tų siūlų nepaleidžia iki šiol. Zita gyvenime vadovaujasi moto. Kaip radom, dar geriau paliksim. Todėl sužinojusi apie Palangoje egzistavusią Jurginių šventę, nusprendė ją atgaivinti. Etnografijos dėka Jurginių šventė 2022 metais buvo įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Palanga tai yra miestas labai svarbus Lietuvai. Ir čia reikia turėti kažkokio tai atrasti, atskleisti savitumą. Ir pačiam ansambliui reikėjo turėti savo šventę. Jurginės ir yra tokia šventė, kuri yra surišta su mūsų istorija, su mūsų Birutės kalnu. Etnokultūros perdavimą jaunajai kartai Zita laiko savo gyvenimo misija. Kartais, ne visada, aš manau, pavyksta sujudinti ir sujaudinti tą jauną žmogų,
kažkokių folkloro elementų, kažkur tai šventėje, kažkokių ar šokių, ar koncertų, ar kažkokių tai vos nerankdarbių, ar kažkokių spalvų derinių. Ir tai yra turbūt svarbiausia, kad mes galim kažką tai duoti tiem jauniems žmonėms. Ir aš manau, tai yra mano gyvenimo misija, kad tai išliktų. Palangos kultūros centro direktorė Vita Petrauskienė Zitą apibūdino kaip vieną geriausių etnografijų Lietuvoje, be kurios Palanga neturėtų nei Jurginių šventės, nei oratorijos Mončys. Taigi Zitą apibūdinčiau kaip labai gilę ir labai įdomią asmenybę. Zita pasižymi to tokiu nepaviršutinišku tam tikrų dalykų atlikimu. Tai liečia jos ir visą profesinę veiklą. Ir jaunimas ją labai myli. Jinai niekada nepamiršta atnešti kokio pyrago ar ten pražydusios gėlės žiedelio. Idėjų pas ją yra milijonai. Ir jeigu jas visas įgyvendinti, tai čia nežinau, reikėtų dar 100 metų.